Sekmadienį Kaune McDonald's žvaigždžių alėjoje įamžintas dar vieno Kauno Žalgirio komandos žaidėjo įspaudas. Nuotaikingoje ceremonijoje 17-ojo žvaigždžių alėjos įspaudo savininku tapo Kauno klubo snaiperis Artūras Milaknis. Milaknis papildė garbingas įspaudų savininkų gretas, kuriai priklauso Arvydas Sabonis, Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis ir kiti Žalgiryje rungtyniavę ar iki šiol rungtyniaujantys žaidėjai. Po delno įamžinimo šventės šviežiausio įspaudo savininkas dalijosi įspūdžiais su Žalgiris TV. Tai be abejo, tarp visų šių legendų ir žymių krepšininkų, tai čia yra milžiniška garbė. Visos akcijos yra svarbios, nes tie sirgaliai neturi tiek daug galimybių varžybų metu ar kažkur pabendrauti, nusifotografuoti ar autografą paprašyti. Tai manau, kiekvienos tokios akcijos yra sveikintinos ir malonės. Kas kitais metais galvoja papildyti šią alėją iš žalgiriečių? Aha, nežinau, kas čia galėtų. Tikiuosi, gal treneris Šarūnas papildys, pasiliks komandai ir taip pat atsiras jo įspaudas šiandien.